Labas visiems. Tęsime kovas Kalradijoje. Mountain Blade 2 Bannerlord. Sargotas vis dėlto vėl sukilo. Spėjau pagauti vieną nabagą. Jam paskelbti karo. Ir dabar mes pulsim miestą patį. Apsupti padarysim miestą. Taip, kareivių aš aišku priimti negaliu, tai turiu 331 pilną, bet juos paskui to 16 sukišiu į garnizoną. Iš karto. Ko greit statarų pažiūrėk, jau dvi katapultas pasistatė, ugninę ir sieną. Mane sieną žiūrėk. O kodėl nerodė šią sieną? Čia ugninė, čia paprasta. Čia paprasta. Mano stata tribušetą. Aišku, jų daug nėra, bet vis dėlto reikia bent jau katapultą sunaikyti. Opa, kažkas dar sukyla. Greit reikia suktis tada. Blin, nenoriu prarasti kareivą, kad greitai neišeisi. Yra du variantai. A variantas, greit pulti ir prarasti daug gerų kareivių, paskui ten vargbiški. B variantas, lėtai susistatyti trebušetus ir sumušti katapultas, pramušti sienas ir užimti ramiai paprastai beveik be nuostolių. Vis dėlto aš pasirinksiu B. Nes su miestais nebūtinai reikia sukilti. Aš galiu, pavyzdžiui, dabar yra Batanija labai silpna. Du miestus, tai turi Marunatą ir dar kažkokį. Taip, kažkokį tai kaimą didelį. Tai va, aš galiu prijuoti, jų lordą taip pat pasigauti ir paskelbkim karą. Todėl, kaip sakant, nedėm. Geriau nepraraskim kareivių. Nes ypač vienus. Tai yra tik tam tikrai kailai, kuriuose jas gali gautus lankininkus profesionalius. Plius šios sienos ne pirmo lygio, kai labai greit griūna. Kaip matau. Gyvybių mažai turi, taip. Sieną sugriovėm, katapultų nėra, galima pulti. Vis dėlto Sargotą aš pasimsiu savo. Čia nieko nedarysiu. Šaudas volačiai. Čia ir baletininkus prisistatė šitą. Jok tu... Labai gerai. Kiek čia jūsų daug buvo? Ką tu čia gal šauti? Sužydėm vyro, kareivių, turėtumės. Reikia jūs nebėgtumės. Paskui citadelį vėl kaukėsi jais, štrodaris, tygėtų, tam, kur reikia. Tu kur tu bėgi, tu stok. Čia jūsų daug susirinka. Rūkų tokių jos pakanka. To rūkų, o aš iškirvėjau ir nepakaitė. Ne pirmą pradėjau. Bėgda. Pradėjau. Mylėsim, tai kitos. Vienas įvykį. Užėmėm Sargotą. Tu dabar man skoloj, tu man skoloj dabar, jūs man dabar visi skoloj. A, vien žuvo.
belaisvius. Na, čia kareiviai buvo. Ir visus belaisvius paėmiau. Taip. Taip. Žinoma, gailestingumą. Minus 15. Tai jums nepatiko, kad neleido plėšyt? Plėšt miestą. O tu svolačiai. Nebūtų kareiviai. Pardavėjo valdymas. Pasiekė. Labai jau geras valdymas. Vat imperija, jeigu žymus miestą, man būtų naudinga valdymą. Bet čia man reikia raiteliam kažką biškį. Taip, dabar padarykim taip, nusamdykim visus, taip. Standartiškai nuobodų dalyką, visi matėm, kaip mes tą darom. 30 000 reikia, oho, kad sukelti jiem levelį. Nu gerai, 30 tai 30. Taip, 43 vyr arbaletininkus. Taip. 36 800. Nu gerai. Ne, miestą geriau, kad gintų su vienrankiu ginklu su skydu, nes taip, kaip matėm, tuose praėjimuose, siauros vietos ir su dideliais ginklais ten jie nepalakstys 22 000, reikia 800, gerai. O taip. Taip, dar ne visi sukilo. Kiek dar reikia? 13 000. Opt. O, dabar jau visi. Taip, stadelė, zonas. Ir statom tuos liunkininkų, 18 arbaletininkų. Normaliai su eis liunkininks. Tai. Fijanų prisijungia. Ko galima? 5 šitie, ką man šitie man nereikalingi. Gerai. Šiandien neturiu iš ko imti. Minus 9 ištikimybė iš kartą. Taropu, žiūrėk, kodėl taip žiauriai. Supratau, taverną. Pasirinkite belaisvius, kuriuos norite parduoti. Tave. Arbaletininkus, ką galima padaryti. Arbaletininkus visas pasilieku. Čia sukilėliai, jie nepasikeis. Negalima jų daugiau ištobulinti, kiek žinau. Tai vat, parduodam. Valdymas miesto. Duokim biškį pinigėlių mes jiem. Sieną statą. Pirmą lygę sieną. Sakau, matėt, kaip greitai išdaužėme sėdėm. Pum, išmušėm, dantis išdaužėm, pasibaigė. Taip, statom mes tada mugės. Vėliau. Šitą, kol statyba vykst, matom, jis nuo pačios, automatiškai eiliškums eina ir jokią pliusą nedavė. Tai geriau mes padarykime taip, kad maistą su maistu pas mums kaip ir problemų baisių nėra. Galima taip padarykime. Na, tas ištikimybė paskui normalizuosis. Iš karto galima
Viską suspaudyti. Turbudą, sakykim, padidinti. Taip. Kad nereiktų tą miestą grįžinėti pastoviai. Pinigų daug nedėsiu, jie tik padidinti biškiuką statybos greitį. Dabar reikia žiūrėti lordus. Lordai, reikia keliautojus. Reikia Vlandiją, Sargosbo Vlando. Visi beveik pas mane. Lamarck sėdži jau Rovalte. Atsiminkime. Valdymą iš viso jokio neturi, bet jis raiteliam šiaip vadovavo, aš jį galiu savai būrį pasiimti. 140 raitelių. Čia Holzgardas, o Badulfas. Iš jo vadovaus, kaip nežinau kas. Vadikans jisai vadovavo savo būrį, kiek atsimenu. Kuzinėcas kalvis. Vis dar Badulfą paskirsiu. Randasi Svarčėgė, frakcija Vlandija, taip. Badulfą, atsiminkim. Taip, Rovaltas, sėdži -2. Ko aš tau nepatinku, kad santykiai -2. Ištikimybė krenta, nors viskas pliuse sėdžiu. Matai, koks negeras dėdė. Ką sakiau paskirsiu? Badulfą. Būriai ir žiūrim, ką mes Rovalte turim. Gal biškiuką pamažinti iki 1500, kai išleisto ant, plius minus. Ne taip žiauriai, ne po 2000 ant miestą išlaidų. Taip ir čia. Aš galiu, aišku, nuimti, kad nebesamdytų kareivių, bet irgi negerai tada jis neatsinaujins. Geriau ribą padarykim, kiek mes pasiryžę išleisti pinigų. $39 plus 59, normaliai gynėjų. Su manim. Šiaip 100 yra, ir 108. Taip. Galim dar baletininkų padaryti, kad neprisamdytų bėlė kokių jo. Geriau aš pats biškį pasamdysiu. 3300 užtenka. O ko jūs taip? Nu gerai, jeigu tiek mažai. Ir visus į arbaletus. Mes galim pasirinkti pėstininkas arbaletininkas. O taip mes. Kad iš sienų iššaudytus volačius. Kiek dabar reikės? 7150 patirties taškų. Panašiai čia jau būtų 10 000, 11, ne? 11 700. Neatspėjau. Taip, tada imam taip ir ką dar? Kiek jums čia reikia patirties taškų, pažiūrėkime, 18, ne. Smarkiai ne. 13 maksimalių lankininkų, maksimalaus levelė. Perduokim karį. Na jau. Kas čia per bomžas? Visi tokie maksimalų. Pirmą leigą. Labas, sakas. Štai ir aš. Ja. Juoktis neverkti.
Taip, 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 taip. Taip, 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 taip. Ir dar čia 1300. Maksimalaus lygio kareivių visiems, man rodos, 1300 taškų. Va, toks lifehacks lengvas jau. Taip. Drožiai. 32 snaiperiai. Jau prišaudyt turėtų. Kol kas nors užlips. Kur sukyla miestas? Girdėjau su Ortysija visai. Ortysija, bagots miestas. Jie yra obuolys. Čia granata. Obuolys. Uostas vienas turtingiausių Koloradijos miesto. Mega greitai svilė. Mes čia matėm imperijos tą su geru valdymu. Reikėjo man ją pasamdyti. Nu, pirmą užimkim, po to rūpysimės vietininkų. Kaip sako, anksčiau laiką nėra ko džiaugtis. Čia labai pasisekė, kad Ortysija sukyla. Šiaip ir va, mum karą, kol aš karalystę nepaskelbiu, man reikėtų čia ir pasiskelbti karalium. Bet tada man karą iškart paskelbs valačiai. Galima vėl kažkokiam prisiekti, vėl tapti vasalu, bet aš jau nebenoriu vasalu būti. Mes, mums reikia sutikti kokį lordą, ką aš čia darau. Va, 7-4 kareiviai, kaip. Pala. Pirmą paprekiaukim. Jie, teisingai. Maistą aš jums neparduosiu. Aš iš jūsų tik nupirkt galiu visą maistą, kad jūs greičiau badaut pradėtumėt. Bet man to nereikia. Jo, nes man tik svarbu sienas išdaužyti. Nes čia pagalba neateis sukilėliam. Va, kur didelis yra pliusas, kad riebus. Kad sukilėliam pagalba neateina. Nustok, tu kur tu išjoji. If you please, stop there. I would ask. Ataka. Na taip. Pabandysim primušti ir užimti savo šitą miestą. Manau, kad mums tai pavyks nesunkiai. Ai, kad žemėlapis kažkoks kreivs, šleivs, belekoks. Jo, langininkai ten, čia tie, nu normaliai pastačiau, ne? Archers, move! Infantry, forward! Ne taip daryti. Footmen, move forward! Archers! Move! Horsemen! Forward! Kad trumstas mano kirvis po vieną. Ne to nukirto. To norėjau nukirsti. Arklė nemuškit suolačiai. Kur tie pabėgo? Į kalnus traukia. O, tie yra pažiūrė. Gerai supratau, darom tada taip. Riders! Move! Forward! Archer! Forward! Move! Infantry! Move! Hold arrows! Nemėtikit anksčiau laiką kirvių. Arrows! Move! Soldiers! Move! Foot fire! Infant, hold arrow! Footmen, form a shield wall! Taip, skydų sieną. Būtų kaip mūrinė. Nieks neįšauti, nenušauti išlis. Čia raiteliai man smarkiai nepadės. Pasieško nebėtume 8 kareiviai. Pėstininkai, iš jų daug įsivietų, man rodos, lakstančio. O
Tai nėra gerai prieš raitelius. Ar ne? Ai, čia sukilė vienas. Jiegi čia imperijos. Ne Vlandai. Vai. Infantry! Move! Archers forward! Cavalry forward! Infantry! Forward! Fire! Archers! Riders! Give them hell! Manau, gyvenas jau nekariauja. Bičių iš štuktuką, iš pjautuvą bandęs jaunį. Everyone charge! Čia šauda kažkas plauka. Jis nelabai drąsus. Kuokų pasiimti. Nieko nesužeidė, nieko nenukirta. Parduosiu belaisę. 6 kareiviai. Taip, čia savo pasimkim tą raitelį. Tik man vieną kareivę trūko iki pilnos komplektacijos, pavadinkim. Pam. 300, ne? Nieko savo. 301,7. Tu kiek tu daug nori patirties taškų elitinės imperijos katafrakts. 1300 arbaletininkams snaiperiam užteko. Čia štuka 7, sako, džiaugis, kad tiek mažai. Kągi, mes apsupam miestą. Apsiųsti skaičiau. Ką čia statau po velniais? Taip, ugninė. Balistą pasistatė. Nu, šaunuolis. Čia, kad balistą pasistatė, ačiū. Mažiau problemų bus. Ugninė, 2 ir paprasta. Ką ten tiek klans išsargota atidara? Kokį kaimą užpuolį perskaityti. Kas perskaityt, parašykit, ką ten rašė į laiką pastatyti. Va, tam nesunku. Taip. Taip. O čia tai gerai, kad Artisija tokį miestą užimsim. Pasaka. Visą laik pelninks miestas. Nemusų iškilo dvirankis. Per skydus galim daužyti. O čia galima raitelius, arklius. Ja. Gal skydus, kad greičiau išmušto, išplakto. Ką jam sukelti, galvoju? Jisai taktika, nes jisai vadovavo būrį, jeigu aš gerai pamenu. Jeigu aš jam vėl duosiu vadovauti, geriau, kai jis taktikas būtų. Mūšio lauke. Kad taip lėtai stato tus trebušetus, nes aš inžinerijos neturiu.
O čia va toks, turėčiau maksimum inžineriją, tai greičiau statyti, bet neturiu. Ir taip nenormaliai sukelta. Arba inžinierius ieškotis ir statytis, kviestis į būrį. Atėjęs į miestą, miestą jau apsups. O jau tų peklon 2000 su virš, 1600. Amparela dar sukilo, bet amparela toli, tai nepaims iš vis. Vėl amparela sukilo, tiksliau, buvo sukilusi, vėl sukilo. Jie su Vakarų imperija, man rodos, kalnas, bet to armijos normaliai tokie praėjo. Ulbos. Tai Pietų imperijos vasalų, ačiū, nedomina manęs tokie dalykai, vasalų vėl tapti. Ką aš iš turgų išėjau, ką vėl vasalų tapti? Ne. Taip. Siena čia antra, pačiausiai linija, jeigu nemeluoju. Nu, patikrinsim. Taip, paskutinė siena numuš ir tada... Nespėti, kad pastatyti, nes nedaug betrūko. Tikėkime. Katapultas. Nėra, nematau, ką būtų. Laivų tik tai. O tikrai su tais laivais neišplaukiu. Aš dėčiau į laivą į vėliai nematėm, tvarkysiu, sakyčiau, pariaukit patys. Tiek šiauriečių atbėgo. Alkanų nevalgysiu. Kas te iš balistų šauda rūpūžė? Ne jau, iš manęs rankinis. Tokį pravimą nereikia. Я ну так не могу. Вот это у меня тяга стоит. Пожалуй, ничего не отдал. Nичего бежит. Dar daugiau, iš kur čia jūsų tiek lenda rūpūžės? Na, nereikia arkliui. Pas mane arklys normalus kumelės myličios, pagal nereikia paskui. Ще кого-то штампу. Čia pirmą lygį talauką. Galos nieko nedaro. Su pagaliu laksto. Kas spėjat pasikavoti rūpūžę vėl? Och, tu rūpkė. Ne, gal katafraktus. Čia samdyčių riečių neturiu kur, o katafraktus turiu kur. Nenukertų. Och, tu rūpūžė. Mačiau, kai jie čia liktais bėga.
su šakėm atsistojęs. Viskas. Greitai išvalėm. Kas tu tokia? Aš man dabar skola lieka. 23 kariai, be laisvių krūvo. Dar visus tuos nusamdysiu kareivius. Tai ginklų, šarvų į visą kitą vėl. Į vėl nukris. Vėl minus 5. 55 beliko. Negerai. Negerai, kai jam taip krenta. Ar į dvasina tai yra, dvasia kovinė. 22 400 reikia jiem. Turiu pažiūrėk, kad čia pabiškite, te duoda. Čia kaip mašinai kūrą piltumai, atsargyk, nepermokė. Taip. Lankininkus, arbaletį, lankininkus, kovotojas, tokį arbaliai. Legionieriai, aišku. Kiek dabar? 27 700, rūpužė, kad daug jie nori. Bereikalą tą paskutinį paspaudžiu. O. $28 100. Dar ne visi iki maksimumo sukilo. Gerai, kad aš tų šarvų ginklų neparduodu. 16 000. Nu, ginklai beveik pasibaigė. Taip, visi maksimalaus. Taip. Garnizonų. Tave atleisim iš viso, nes čia sukilėlis. Nesukilėlis, samdinys, jisai neįmanoma jau daugiau antrą lygę pakelti, kvietą užims. Taip, visi maksimalaus, gražu. 61 ir kils. Pliušiai. Ir gerai. Tuos parduot. Valdymas miesto, aišku. Gerai, nustatą. Nu, čia 30 000 palikim. Taip, ką dabar į taverną parduodam. Čia galvot reikia, gaila, kad pas mane smegenų nedaug. Tai aš už tą daug klaidų pridarau. Taip. Nieko nepadarysiu. Šitos visus tuos va parduodam, nes iš jų tikslo nėra. Tas irgi ramu parduosiu, manau. Nu, sultanatą. Tegu būna. Iš jų irgi galima padaryti arbaletininkus, manau.
Džerė mane pardavė. O. Džerė mane pardavė. Kokių kareivių turim? Ne. Palidovų nėra, o čia kareivių galima tas kovinės sesutės nusipirkti. Kur su arbaletai šaudo, bet geriau nereikia. Jos brangios, neapsimoka. Taip, atredai, būrėjai ir garnizonas Ortisijos vėl padarom. Taip, ir 1500. Taip, ir ką aš turiu, spaudžiam N raidę, lordai, vėl tiktais ne Vlandija, o imperija. Badulfas, Vadikandas, Džolana, Lamarkas, Nimosas, Humalga. Kas per vardai čia? Džolana, aš manau, paskirsiu. Džolana. Taip. Taip, Ortisija, paskiriam samdinį Džolana. Pavilnys. Palau, pas mane kas būry, pas mane Veragid Znacharka, tai galim. Taip. Taip, tai Džolana. Iš 9 iš 10 dar vieną galiu tik nusamdyti. Kur jinai po velniais dabar ta Džolana? Kas ją matom? Kas matot? Aš aklas, aš nematau jūs. Va. Bedalė Džolana. Nu į gerai. Čia imperijos miestas, jinai pakels iš kartą ištikimybę mums, +1 duos dėl samdinio. Rovaltas. 0,12 į minusą. Kodėl į minusą? Saugumas į minusą. Labai pliusą, tai tada pakils. Sargotas, -2. Va, kaip matom, savininko tautybė. Aš turks, -3 duot, bet vat, vietininkas +1 duot, sumažint 2 beliek. Negerai, ką minus. Čia tai daug riebiai bus, nes ką tik užims miestas. Plius badauja, plius mano tautybė, plius dar neatvyko tas vietininkas, nes jam bidienas ten tai Džolanai keliauti. Plius saugums -2, riebiai krenta. O kodėl saugumas -2? Aha, aš padėsiu banditam tuoj. Tokį padėsiu, aš jums banditai mažai nepasirodys, valočiai. Maistą 0, bet +13 laukiama kitą dieną, tai viskas bus normaliai, iš karto mažiau kuris. Prekyba, prekioba, parduokim avytes, karvyčių neturiu, tik tais kiaulyčių turiu. O jo, maistą 2 maišiukai grūdų biškiai parduokim mes jiem. Ką bent jau grūdų turėtų. Taip, ir jo, 0. Saugums 0. Saugu pas mane mieste, tik tai vaikščiokit iki dantų apsiginklavę ir bus labai saugu. Čia kaimai kaip išdėstyti Ortisijos biškį. Taip, sukilė, Amparela sukilo, jau nebesukilo. Bet buvo sukilus.
Įrašė. Staigiai atsime. Galėtų kokią Alahagetą sukildą, ne? Čia taip savo pasidarytumėm. Miestą. Oho. Pravals. Nušaliau. Nieko. Pažiūrėkim, čia užduočių yra. Dėl ko užduotis reikia vykdyti, ypač savo miestų teritorijos. Tada va, tas saugumas kils, nes problemos su kaimais, automatiškai saugumas krenta ten kokie. Va. Banditai arti. Let me introduce Kur myself. yra. Juos reikia, aišku, išnaikinti. Matai, labai numuš saugumą. Palauksim nakties. Ir užpulsime, duosim į kailį arba duosim į kailį. Manau, kad mes duosim į kailį. Ne, lankininko, aš neimsiu su savim. Ką tu čia veiki? Šitą reiks atiduoti. Vėl metos įmam. Įmam. O. F1, F3. Puolam ir viskas. Ką čia daug galvosi? Aš vis tiek patam senų beveik nematau. Jie čia mėtysis iš visokių pagaliukų į mane. Na jie, kaip maksimalus levelius. Ginklo tai visai malonu žaisti. Prognelis viens tau, jau mėta. Viens iš akmena, kits iš pagaliukų. Bus jį mėtytis. Negražugi. O tai paskui mėlynė, guzą kakto įstatys tada. Nors ne, pas mane guzą kakto įstatys be šansų. Tokį viedrą ant galvos susimaukšlinęs, da paieškot reikia. Užblokavai? Kur jie čia visi įsikavoja rūpužiukai? Miške kažkokiam. Bazę pasistatė, visi pasikavoja rūpužės. Kiek čia? Ai, 36 iš ko tu rūpužė čia pataikė į mane? Oi. 13 į kuprą. 36 žalos. Normaliai taip. Sako, atsipalaidavai virst. Gausiai sprandą pasibaigs. Ne, aš tikėjau. Aha, dabar kausimės mes su bosu. Kaip pasakant, gyvybių tiek, bet gal kaip nors susitvarkysi. Kuproji ietis įsmigus. Čia nieka tokia. Ne. Bišk per galvą ir viskas. 12 kareivių. Aš galiu turėti, ne, 3 galiu paimti. Taip. Belaisvus parduosim. O, prašau, biški pinigėlių, biški reputaciją susikėlėm ir, žinoma, pagerinom, kaip sakant, artysiją saugumą sukėlėm automatiškai. Plus 2 iš karto. Minus 6,71. Buvo 8, jeigu atsimenu. Va dėl ko reikia daryti užduotis. Netingėkit. Čia aš savo labiau primenu, aš visą laiką tingiu. Užsimti šitų man nereikia. O į sūrį, į mėsos jau turi. Nedaug, bet turi. O žuvis nebeturi viso suvalgyti. Na, bet su maistu plus 10, tai problemų nematau. Reikia tuos
Tada taip, 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 taip. Ir susikelti šitiem lygį. 600 te reikia. Gerai, lygiai 600. Taip, arbaletinį žinoma. Taip. Nes tie arbaletininkai su skydais, aišku, jie šartai ne tokie geri kareiviai, kaip tikrai kareiviai. Bet jie gali už savį pastovėti šiek tiek. Gerai. $4400. Pam, 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 pam. Čia taigi tas, aš sakau, jį paleisti reik, nes jisai negali ištreniruoti jo. Čia šauktinuks. Citadelė. Kas tu toks? Vasal, saltunata. Ką tu veiki pas mane? O girdžiu, vyrikiš, ko tu čia darai? Nesupratau. Atėjęs sėčkai pas savį namuose. Kodėl mes jį laikom? Mes nekaraujam su jį, bet vis tiek. Tegu, gal susimokėjai, sakau, tegu susimok, bet jį. Kaip tu čia tų naujokų prisisamdai, visi elitiniai naujoks. Kiek aš jiem kelsiu levelį? $300. Kam aš tą vieną, o taip. Ką tave padarykim kareivių? Padarysim iš tavęs imperijos legionierių. O taip, bus. Biškai, ką būtų, kam yra artimoj kovo, jeigu kokios. Keturi legionieriai. Na, yra tie va visi. Šitie visi raiteliai, jie irgi artimai kovai kausis. A, čia ne, čia šaulys reikia. Vienas raitelis. Su kardais skydu. Taip. Nu, manau, užteks. Kaip tik išsaugom žaidimą. Mes dar nujokim iki tų kaimų. Pračekinkim, ar jie neturi problemų. Turi šauktuks dega. Pas vieną šauktuks dega. Na, kas per beidas pas jas? Ne. Šito geriau questų neužsiimti, nes vinelą kits vanakaims, ten mes norim prieigos prie jų žemės, dausiskai jie ten susipyks, su šitai susikers reputacija, su tai susimažys. Tegu dėl žemės patys aiškins, ne mano reikalas. Šitiem nieko nereikalas, viskas gerai. Taip, sakiausiu, miesto pakalkas nėra. Mes taip 3 miestus jau turim. Ravalta, Sargota į Ortisiją, tai yra labai gerai. Manau, kad reikės vis dėlto, nes batanai, kaip matom, labai stipri tauta, labai daug turi kareivių, daug armijų, kad aišku, nes te turi tik 2 miestus, nei vienos pilies jau nelikė pas juos. Manau, kad mes juos greit suvalgysim. Jausim va tenais, pagausim jų lordą, paskelbsim karo
Ir užimsim abu miestus. Gausis tada pas mus jau 5 miestai. Kaip pradžiai pradedant žaisti, matom laidą beveik visuose. 5-6 miestai būna kiekvienos imperijos, ar kiekvieno ten sturgų, kunigaikštystės sultonats. Jūs galim net paskaičiuoti, bet Kaiza, sultonato 6 miestai. O čia tuos du jau užkariavę rupūžiukai. Tai vat. Šitam video tiek. Šiek tiek gal, kaip pasakyti, kažkokių gal kas pamatęs, kam naudinga, gal. O gal ne, nes čia gan tokie paprasti dalykai. Na, kuriam po truputį savo imperiją. Ne vasalais, o patys savo ponai. Visiems iki.